Pilietiškumo dėlionė. Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Kągi, sveiki bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas, šiandien mūsų studijoje mūsų kolega Romas. Romai, laba diena. Labą dieną. Ir be jokios abejonės gausus būrys viešnių, jūs girdėjote, jog šiandien mūsų studijoje vieši lituanistinių mokyklų mokytojas iš Jungtinių Amerikos valstijų, Singapūro, Turkijos, Norvegijos, na ir Jungtinės karalystės Alvija Černiauskaitė. Alvija, laba diena. Sveiki. Laba diena, Elena. Labą dieną. Jurgita taip pat, mes jums sakome laba diena. Sveiki. Brigita. Sveiki. Ir Aušra. Labą dieną. Sveiki. Malonu Jūs matyti mūsų studijoje. Šiandien mes pabandysime pakalbėti iš tikrųjų apie ne tik lituanistinės mokyklas įvairiose pasaulio šalyse, ne vien tik tai tą jūsų santykį su ten gyvenančiais lietuviais, lietuvių bendruomenėmis, diasporomis, bet iš esmės, Alvija, norėčiau pradėti nuo paprasto klausimo. Štai, ko gero, pirmą kartą Jūs pasistengėte į Dzūkiją sukviesti lituanistinių mokyklų mokytojas. Aš nežinau, ar yra nors vienas vyras, kuris dėsto lietuvių kalbą, bet norėčiau jūsų paklausti, ar tai pirmasis atvejis? Tai antrasis kartas, praėjusiais metais įvyko pirmas ir iš tikrųjų tai paskatino pirmiausia vaikų tėvai, nes kadangi stovykla vaikams iš viso pasaulio vyksta jau 5 kartą, atvykę pasimti vaikų tėvai vis sakydavo, kada mes tokią stovyklą turėsim ir tie jų komentarai, pastebėjimai kažkaip tai užvedė ir mes kartu su Donata nusprendėm iš lituanistinių mokyklų asociacijos, nusprendėm, kad jeigu tėvai nori, tai kodėl tada mokytojams nepadarius. Tai... O mokytojams tai aktualu? Aš netrukus tikiuosi išgirsiu tą atsakymą iš jų lūpų, bet Romai, tavo nuomonė, kiek iš tikrųjų lituanistinės mokyklos gali keisti situaciją tose bendruomenėse, nes nebejoju, kad tau irgi tenka bendrauti su išeivijos atstovais. Tenka bendrauti ir su įvairių kartų ir pripažinkim, kad lengviau buvo kalbėti apie kažkokį lietuvybės išsaugojimą toj kartoj, kuri jautėsi tremtiniais. Tai yra pokariniai karo pabėgėliai. Dabargi žmonės išvažiuoja savo norų daugeliu atveju, ar šeimininių aplinkybių, ar profesinio pasirinkimo vedini ir tos motivacijos turbūt yra visiškai kitokios negu jie nelaukia, kad Lietuva kažkada bus išvaduota ir jie būtinai grįš. Jie tiesiog kuria savo gyvenimus ir dažnai atveju gyvena kitą kalbėję aplinkoje, tai pats buvimas ir pats žinojimas, kad yra lietuvių mokykla, kad kažkur gali nuvesti, tai vis dėlto suteikia viltį, kad iš tų kartų bent kažkiek žmonių nepraras visiškai ryšio su Lietuva ir galbūt jų vaikai atvažiuos studijuoti, paskui pasirinks, galbūt dirbs kažkokius verslus susijusius su Lietuva jau iš tos pusės, tai tos vilties visada lieka ir ypač kai matom, kad finansavimas nuo 23 metų berods valstybė ėmėsi finansuotas mokyklas, turbūt išgirsim iš pašnekovų, kiek tas finansavimas yra rimtas ir kiek tai atliepia jų poreikius, tai ta linkme matyt sutampa nuomonės ir tų ieškančių, kaip išsaugot lietuvybę tėvų ir jų vaikus lietuvių kalbos mokančių mokytojų ir mūsų švietimo politikos formuotojų. Čia jau iš pašnekovų turbūt išgirsim. Tai štai dabar ir pradėkime galbūt nuo to rimto klausimo, nes mes puikiai suprantame entuziastingas mokytojas, kurios žinau, kad kai kurios ten ne vieną dešimtmetį dirbo vedamos to lietuvybės jausmo, bet tos paramos tokios konkrečios galbūt buvo mažiau, kalbant apie vadovėlius, įvairias priemonės. Alvija, pradėkime nuo jūsų ir taip rateliu mes pabandysime perbėgti, ar šitie situacija štai nuo šių metų yra pasikeitusi ir mokytojos, ir lituanistinės mokyklėlės tai jaučia. Tai iš tikrųjų situacija yra pasikeitusi jau ne tik nuo šių metų, bet šiek tiek ir anksčiau, o projektinis finansavimas buvo jau paskutinius turbūt 7 metus, jeigu nedaugiau. Tai projektinis finansavimas buvo ta dalis, kuri padengdavo tam tikrą priemonių krepšelį, padengdavo tam tikrus renginius, susijėjimus ir vaikams tikrai atneždavo tokios pridėtinės vertės. O šiais metais atsirado neformaliojo ugdymo krepšelis.
krepšelis finansavimas, nors jis ir nedidelis, tačiau jis gali padengti tam tikras pagrindinės išlaidas kaip draudimas ar prisidėti prie patalpų nuomos, ko projektinis finansavimas tikrai negalėjo, nes ten buvo labai tikslinis, tam, kam paprašyta, jeigu yra surengti kovo 11 minėjimui mokyklos mokiniams ir bendruomeniai, tai nebuvo galima leisti absoliučiai niekam kitam ir negalėjai nusipirkti 5 klasės vadovėlio iš tų lėšų. Na, o dabar, kada yra šis neformalio ugdymo krepšelis, tai galima ir pasidengti kažkiek tai patalpų ir įsigyti priemonių ir taip pat prisidėti prie mokytojų atlyginimo. Aišku, aš čia vardinu ir kalbu ir atrodo, kad tai yra labai didelė suma, tačiau tas minimalus krepšelis šiais metais buvo 20 eurų mokiniui, tai dar reikėtų atmesti ir kai kurias šalis konvertavimo mokestį ir panašiai. Tai nėra labai daug, tačiau bent ir maža dalis kartais yra labai didelis motyvacijos užtaisas mokytojams. Nes, pavyzdžiui, draudimo dalykai, patalpos tikrai labai brangiai kainuoja užsienyje ir tokiuose miestuose kaip Sidnėjus, Londonas, turbūt centre išsinuomoti tikrai labai daug kainuoja. Tai mes paklauskime ir mūsų pašnekovių, taip rateliu ir eisime. Tai ar iš tikrųjų jūs jaučiate, jog Lietuvai reikalingi lietuviai ir jaunoji auganti karta įvairiuose šalyse? Ar jūs jaučiate tai jau? Iš tiesų mes Norvegijoje tai pradėjome jausti gal pastaruosius 3 metus. Būtent tą padidėjusį dėmesį lituanistiniam švietimui, ko anksčiau nelabai buvo. Ir kiekviena mokykla ir visi pedagogai turėjo verstis per galvą, kaip tik nori, kad motyvuoti, pritraukti tėvelius ir vaikus į mokyklas. Ir tai buvo sudėtinga, kaip ir visiems. Bet kažkaip tai paskutiniu metu tiek iš Seimo, tiek iš vyriausybės, tiek iš lituanistinių mokyklų asociacijos ir netgi iš mūsų ambasados Osle mes tiesiog pradėjom gauti visokias dovanėlės, staigmenas, siurprizus ir fiziniam pavidale, knygelės, įvairiausias spalvinimo knygelės ir žinokit, ir tas toks moralinis palaikymas ar sveikinimai. Mes Norvegijoje ne tiek į tą finansavimą, nes mes kažkaip konkrečiai Vestfoldo lietuvių bendruomenės lituanistinė mokykla Gandriukas, tai mes savo veiklą kūrėm būtent, kad mes per šventes organizuojam šventes visai bendruomeniai, kurios dalinai yra mokamos, žmonės perka bilietus ir mes iš tiesų susirenkam tuos pinigus ir iš švenčių, taip pat ir tėveliai moka už mokyklą. Na, Norvegija turtinga šalis. Turtinga, bet taip pat skaičiuojam pinigus ir kol kas mūsų tas modelis, bet čia tikrai ne visom Norvegijos mokyklom tai tinka, bet mes, kadangi pas mus labai daug lietuvių mūsų regione pietuose Norvegijos, tai mes dabar tokia kylančia kreivė ir aš kaip noriu pasakyti labai gerų metų turbūt ir aš pati atėjau Gandriuką ir visas kolektyvas, kai kyla, tai lengva žinokit ir dirbti ir smagu. Kai jauti tą, ar stovyklos organizuojamos, ar forumai, ar seminarai, visa ta visuma jaučiasi, kad yra dėmesys padidintas ir tai, žinokit, iš tiesų suteikia sparnus. Na, štai jūsų kolegė, jūs atvykote iš Singapūro. Na, štai. Singapūras, atrodo, dieve mano, kitas pasaulio kraštas, visiškai skirtingos kultūros. Aš netgi nedrįstu klausti, kiek jūs ten lietuvių turite. Bendruomenė nėra didelė, apie 150 žmonių ir mokyklėlė mūsų yra visiškai jauna. Susikūrėm pandemijos metu, dar įsikūrent ambasadai, ambasada įsikūrė prieš metus, bet iš tiesų labai jaučiam ambasados palaikymą ir pagalbą. Turim 16 vaikiukų, mokinių, nuo 2 iki 8 metų amžiaus. Ir tai mes įsibėgėjam. Kol kas mes neturim tos patirties kaip Norvegija ar Londonas, Jungtinė karalystė ar Jungtinės Amerikos valstijos, bet kuriam savo tradicijas ir jau šventėm net ir pandemijos metu turėjom kalėdų senelį. Brigita, aš norėčiau paklausti jūsų, kiek vis dėlto kultūriniai skirtumai, ar ne, jeigu mes kalbame apie Europą, netgi Jungtinės Amerikos valstijas, na čia vis tiek mes galbūt visą tai suprantame, Singapūras yra kiek kitokios kultūros šalis, ar ne, kalbant apie tradicijas, apie aplinką, apie, nežinau, žmonių, lietuvių, kurie atsiduria tokioje terpėje, požiūris į tą lietuvybę yra kitoks, ar ne? Tėveliam labai svarbu išlaikyti, kad vaikai mokėtų lietuviškai kalbėti. Kaip jau jūs minėjote, dauguma galvoja, kad gal jie kada grįš į Lietuvą, suteikti jiems galimybės mokytis Lietuvoje, studijuoti, bet tuo pačiu mūsų
pirmutinis tikslas, kad vaikai galėtų bendrauti su seneliais, kad galėtų išlaikyti ryšį, nes iš tiesų vaikai ir 4 kalbom šneka šeimoje. Mama lietuvė, tėtis prancūzas, mokykla anglų ir dar mandarinų kalba, pavyzdžiui. Ir vaikas kalba 4 kalbom ir ateina į mokyklėlę kartą per savaitę, bet jis vis tiek domisi lietuvių kalba. Tėvai ateina, abu tėvai atsiveda vaiką į mokyklą. Brigita, aš konkrečiai jūsų dar paklausiu, man įdomu. Vis dėlto tėveliai turėtų pirmiausia mokyti mažumos kalbą, tai yra savo kalbą, nes aš skaitau, kad lietuviai vis dėlto tokiose situacijose jau yra mažuma, o jau tos daugumos kalbą vaikai ir taip išmoks. Kaip jums atrodo? Žinot, mano vyras ukrainietis ir mes visada šeimoje kalbėjom 2 kalbom. Tai mamos kalba tikriausiai, ar jinai mažumos, ar daugumos, eina pirmoje vietoje. Vaikai geriausiai moka lietuvių kalbą, mamos kalbą, ir jeigu mama lietuvė, tai iš tikrųjų lietuvių kalbą vaikai gal ir labiau moka, o dauguma tai išmoksta vaikai ir be pastangų daugumos kalbą. Elena atvyko iš Turkijos, taip, jeigu neklystu. Taip, teisingai, iš Turkijos. Na ką, čia jau ir religiniai skirtumai įsijungia, nežinau, ar Turkijoje jūs juos jaučiate, tad turkai ir lietuviai, be jokios abejonės, ten netgi dabar, ko gero, šią savaitę Turkijoje gali surasti 10 000 lietuvių, ar ne? Bet jie atvyksta ir išvyksta. Kaip tik iš to regiono aš ir esu, iš Alanijos kurorto ir atstovauju mokyklėlę. Dar vadinu mokyklėlę, nors šiaip mes jau pereinam prie pavadinimo mokykla, visos globaliai mokyklos lituanistinės. Mokykla Vaivorykštė mūsų įkurta dar 14 metais kartu su bendruomenė. Tiesiog mamų ir iniciatyva, kadangi mūsų krašte mūsų bendruomenė tai yra daugiausia mišrios šeimos, tai yra ištekėjusios moteris gyvenančios Turkijoje. Tai dėl religinio daugiausia kuo susikerta, sakytum, su lituanistinė veikla, tai kad mūsų kalendorius atostogų nesutampa su krikščioniška. Tai kai yra atostogos Lietuvoje, mes dar mokomės, tai skiriasi. Tai tas yra dalykas, nes būna, pavyzdžiui, nori mamytės išvažiuoti į Lietuvą gruodžio mėnesį, bet paprasta, turkiškos mokyklos jos veikia pilnu tempu gruodį. Tai tik tiek susikirtimo būtų. Elena, kiek mokyklėlė, kuri tuo jau bus 10 metų, jau tai mokykla bus, kaip jūs sakote, vis dėlto jos poreikis tai lietuvių bendruomeniai ir ar jūs pati jaučiate mokyklos jau tą grįžtamąjį poveikį pačiai bendruomeniai? Poreikis yra, nes vaikai, mamos, dažniausiai lietuvės nori, kad jų vaikai kalbėtų motinos tą paveldimąją kalbą, kadangi, kaip jau minėjau, dauguma tai yra mišrios šeimos, tai yra netgi motyvacija stipresnė tokiose šeimose. O tokiuose šeimose vyrai leidžia mokytis lietuvių kalbą? Žinokit, mano aplinkoje, mano rate net tokių klausimų nekyla. Iš tikrųjų supranta vyrai, kad tai yra dar viena kalba, mokėti yra dovana. Ir iš tikrųjų taip pat norėčiau paantrinti kolegijai iš Singapūro, kad mūsų dauguma vaikų yra netgi ne 2-kalbiai, o 3-kalbiai ir daugiakalbiai. Taigi lietuvių kalba dar viena dovana ir tai mes suprantame. Kągi, Aušra atvykusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, be jokios abejonės, čia diasporos tradicijos jau galimos nukelt netgi iki XIX amžiaus, ar ne? Taip. Bet, Aušra, nežinau, kiek dabar ta lietuvių diaspora gyvenanti stambiuose lietuvybės centruose, Čikagoje, pavyzdžiui, bet teko girdėti tokių pavyzdžių, kad 2 lietuvių bendruomenės tarpusavį nesikalba, nes turi tam tikrų skirtumų. Tai štai, kalbant apie mokyklėlės, vis dėlto, ar jų įtaka tokias gilias tradicijas turinčioje lietuvių diasporoje Jungtinėse Amerikos valstijose dar yra reikalinga ir reikšminga? Kaip jums atrodo? Taip. Ką mes pastebėm paskutiniuoju metu, kad mokyklėlės darosi svarbiau negu kaip pačios bendruomenės. Bendruomenės mažėja, kaip nekeista, ir tie bent tokie nauji lietuvybės židiniai būtent dabar yra mokyklėlės. Labai keista, nes jeigu yra bendruomenės renginys ir, sakykime, mokyklėlės tėvai neteina su vaikais, tai ten nelabai daug žmonių pasirodės. O jau kai vyksta mokyklėlės renginys, mokyklos renginys, visai kitas vaizdas yra. Tai va yra toks jau keli metai mes pastebėm tokį skirtumą, nežinom kodėl,
bendruomenės žmonės nebenori rinktis į tuos renginius, bet mes darom, kviečiam ir taip važiuojam pirmin. Aš pati atvykau iš New Jersey valstijos, daktaro Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos. Mokykla turi gilę istoriją, atsikūrusi nuo 2001 metų, bet pradžia siekia 1954 metus. Tai čia dipukų iniciatyva įsteigta mokykla, ar ne? Taip. Tai kažkurį laiką jinai buvo užsidariusi ir paskui jau vėl atsikūrė. Tai vadinasi, poreikis yra? O taip, yra poreikis. Negaliu sakyti, kad tas mokinių skaičius labai didėja kiekvienais metais. Mes taip maždaug tokiam pačiam rate ir laikomės. Poreikis yra. Ir žinau, kad tikrai turėsime naujų mokinių šį rugsėjį. Labai džiaugiamės tuo. Kągi, smagu. Pilietiškumo dėlionė. Pradėkime vėl nuo Alvijos. Jums tenka bendrauti su švietimiečiais tiek Lietuvoje daug, tiek Jungtinėje karalystėje. Bet aš norėčiau klausimą pasukti kiek kitų kampų. Štai jūs pati gyvenate Jungtinėje karalystėje. Kiek lietuvių bendruomenėse, mes čia turime iš pačių įvairiausių šalių, rūpi tos Lietuvos dabartis ir jos likimas? Kaip jums galėtume taip lakoniškai atsakyti? Ar iš tikrųjų tai yra rūpimas klausimas ir apie tai žmonės pagalvoja? Aš nesakau, kad kiekvieną dieną ar vieną kartą į savaitę, bet bent kartais. Tie, kurie yra bendruomeniai, tai jie yra tas didysis aktyvas, tai yra aktyvūs lietuviai, kuriems tikrai rūpi. Dėl to jie ir būrėsi į bendruomenės, jie kuria mokyklas, jie kuria klubus ir visokias kitokias organizacijas. Tai vienas dalykas tai savęs realizacija, jeigu tai yra pagal hobį arba pagal profesiją, bet kartu besiburdami jie taip pat ir nuveikia labai smagių darbų Lietuvai. Jau vien tik tai susitelkimas ir ką parodė Ukrainos atvejais, tikrai iš diasporos atėjo labai didelis palaikymas ir milijoninės būtent sutelktos lėšos Ukrainai buvo siunčiamos ir tiesiai, kaip pinigų pavidalu ir taip pat įvairia kita parama. Tai jeigu tu nesi organizacijoje, tai labai užtrunka įvykus kažkokiam tai nelaimiai, labai ilgai užtrunka sutelkti pirmiausia žmonės ir tada daryti, o čia jau žmonės yra sutelkti. Aišku, visada norisi, kad tų žmonių būtų daugiau. Nes šiuo metu turbūt bendruomenėse mes turim, gal iki 10% visose šalyse gyvenančių žmonių, nes kiti tiesiog užsiima savo profesinę karjerą, kiti dėl kažkokių kitų priežasčių nenori arba integruojasi į tą šalį ir patys suaugę netgi nekalba lietuviškai. Yra visokiausių atvejų. Tačiau tie, kurie yra bendruomeniai, kurie yra profesionalų klube, kurie yra mokyklos bendruomeniai, tie būtent ir yra žmonės, kuriems rūpi. Tada konkrečiai noriu paklausti ir Jurgitos. Ar žinote nors vieną lietuvaitę, kurie mokėsi lituanistinėje mokykloje Norvegijoje, o po to nusprendė, jog studijuosiu aš vis dėlto Lietuvos universitete ar Lietuvoje toliau ieškosiu savo karjeros galimybių? Taip, iš tiesų, galbūt ne pas mus, ne iš mūsų mokyklos, bet yra pati seniausia lituanistinė mokykla, kuri jau 22 metus veikia ir jie tikrai orientuoti į akademinius pasiekimus, suprantat? Kad suprastų visi klausytojai, kad ne visos mokyklėlės yra, mes daugiausia esam neformalaus ugdymo savaitgalinės, kur tiesiog bendraujam lietuvių kalbą, puoselėjam papročius ir tradicijas ir švenčiam šventes. Bet yra mokyklų, kaip Oslo minėta, Gintaras, kurie stengiasi taip paruošti, kad vaikai galėtų išlaikyti įvairius kalbos lygius, gauti sertifikatus, kas jau įmanoma iš Lietuvos ir stoti aukštasias. Tokių atvejų jau yra. Yra. Na, kągi, džiugu. Na, o štai į Singapūrę. Brigita, norėčiau paklausti. Nežinau, ar aš tiksliai žinau, bet žinau, kad Singapūro švietimo sistema taip orientuota į matematiką, kad su jais varžytis yra beprotiškai sunku. Ar iš tiesų taip yra? Taip, Singapūro jo išsilavinimas yra labai aukšto lygio, žinoma. Ir matematika, tikslieji mokslai yra svarbiausia.
Aišku, tai kaip tada tie lituanistinės mokyklos mokinukai, mokinukės, ar ne, jeigu ten švietimo sistema yra stipri, jie ten mokosi, jiems reikia ten dėti daug pastangų, o čia dar reikia ateiti į lituanistinę mokyklėlę. Matot, dauguma lituanistinės mokyklos mokinukų yra iš tarptautinių mokyklų. Tik keli mokosi Singapūro edukacijos sistemoje. Todėl tarptautinėje mokykloje yra visai kitas mokymo stilius ir visai kas kita, aišku. Todėl, kai sakom, kad iš Singapūro, tai visiškai nebūtinai iš Singapūro edukacinės sistemos. Švietimo sistemos. Na, o štai su Turkijos švietimo sistema visiškai nesu susipažinęs ir galbūt jūs galite šiek tiek mums daugiau informacijos, Elena, pateikti vis dėlto, kaip ten. Ten irgi yra tarptautinės mokyklos, kuriuose mišrių šeimų vaikai mokosi, ar vis dėlto jie stengiasi integruotis į tą turkišką švietimo sistemą? Yra ir tarptautinės mokyklos, bet tokios dažniausiai būna didžiuosiuose miestuose, kaip Izmiras, Ankara, Stambulas, bet Alanijoje tai vis tiek mažesnis yra miestelis, kurio pagrinde yra viskas orientuota į turizmą, tokio pobūdžio mokyklų nėra, bet bendrai Turkijoje labai yra daug privačių mokyklų, kadangi sistema valstybinė nelabai yra orientuota į abu tėvus dirbančius. O kai jau yra privati mokykla, jeigu pavyksta finansiškai šeimai, tai yra geriau, nes tada tavo vaikas yra nuo ryto iki 5 užimtas ir mama taip pat gali eiti dirbti. Iš tikrųjų, tas iš to išplaukia, jeigu mama turi tokią profesiją, kad jinai dirba pilną darbo dieną, tai dažniausiai tokių žmonių vaikai eina į privačias mokyklas. Tai ir daktarai, ir tokie profesinės bet jau aukštesnės kvalifikacijos, ar ne? Taip, nes su valstybinėm mokyklom yra ten niuansų, kad arba labai didžiuosiuose miestuose perpildytos klasės yra, ten net po 3 gali mokinius sėdėti vienai suole. Tikrai 40 moksleivių gali būti klasėje. Arba tiesiog nepatinka būna kokybė mokymo. Užsienio kalbų, pavyzdžiui, mokymo kokybė valstybinėme sektoriuje prastesnė yra. Aišku. Aušra, jūs minėjote, jog lituanistinės mokyklėlės dabar yra tas centras, kuris traukia lietuvių bendruomenę. Kiek metų jūs gyvenate Jungtinėse Amerikos valstijose? Tai reikėtų paskaičiuoti. 20 gal 5. Aš išvykau 1998 metais. Aišku, mes dar tada nei Europos Sąjungoje nebuvome, nei NATO nebuvome, ar ne? Jo. Ir yra lietuvaičių, kurie dabar atvyksta šeimos su vaikais. Ar jaučiate, jog po 4 amžiaus vis dėlto lietuviai ieškantis vietos po saulę, jie kitokie, jie skiriasi kažkuo ar ne? Nuo tos jūsų kartos, kurie atvyko prieš 4 amžiaus. Klausimas buvo apie tuos, kurie grįžta į Lietuvą, ar ne? Tuos, kurie atvyksta dabar į Jungtinės Amerikos valstijas. Žinokit, paskutiniu metu tai nedaug kas atvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas. Mes tokių jau šeimų ir nebeturime, ar ne? Situacija yra kitokia. O su tais, pas mus dauguma, kas mūsų mokykloje yra, tai šeimos atvykusios apie 2000 metus, iki 2000 gal kokių 5-6 metų. Tai... Ar tarp jų yra tokių galvojančių, nes jau vaikai auga, jog galbūt kada nors, jeigu ne jie, bent jau dauguma sako, kai sulauksiu pensijos, tada grįšiu į gimtinę, bet jų atžalos, jie kažkokiu būdu sieja savo ateitį, tebūne mokslo ateitį su gimtinė, su tėvų gimtinė. Jo, tai žinau tikrai vieną vaikiną iš Filadelfijos, kuris labai sėkmingai studijuoja Vilniaus universitete. Aš ką tik jį mačiau ir jisai sieja savo ateitį, jisai surado savo antrą pusę, štai kaip gražiai susiklostė. Mes šią vasarą išlydėjome vieną savo šeimą su 3 vaikučiais, kurie persikėlė gyventi į Lietuvą. Bus labai įdomu išgirsti jų atgarsius. Nedaug, bet yra tikrai galvojančių grįžti į Lietuvą. Bet yra. Yra, tikrai taip.
Aš norėčiau Algės paklausti, jūs susidurėte ir su šeimoms, kurias grįžta į Lietuvą. Jūsų nuomonė, ar dabar Lietuvoje ta švietimo sistema, kuri egzistuoja, nes jeigu vaikai grįžta, jie tik po lituanistinių mokyklų, jiems įsijungti į dabartinę švietimo sistemą Lietuvoje, skirtingose miestuose, kaip jums atrodo, ar mes esame pasiruošę kalbėti, mokyti tuos vaikus, kurie sugrįžta? Tai pirmiausia, dar norėčiau į pokalbį sugrįžti, nes dažnai girdžiu žodį mokyklėlė, tai mes esam sutarę nevadinti, todėl kad, pavyzdžiui, prieš pandemiją Čikagos Lemonto Maironio mokykla turėjo 700 mokinių. Tai tokią mokyklą vadinti mokyklėlė tikrai. Airijos 4 vėjų mokykla taip pat 400 mokinių. Tai turim labai daug mokyklų, kuriuose yra virš 50 mokinių. Tai mes jau su Švietimo mokslo ir sporto ministerija esam sutarę mokyklos apibrėžimą ir mokyklėlę, tai jau mes vadinam klubą, kur yra 2-3 mokinukai. O dėl sugrįžimo į švietimo sistemą, tai vienas labai svarbus dalykas, kad jeigu vaikas lanko lituanistinę mokyklą, tai jam grįžimas jau yra labai sušvelintas. Jau jis čia kaip turbūt kokia čiuožykla nučiuožė nuo kalno į tą mokyklą ir jam tikrai yra daug lengviau, jisai paprastai kalba lietuviškai, jisai rašo lietuviškai, jisai skaito. Vaikas ateina į mokyklą pagal amžių, ne pagal jo gebėjimus. Nes jeigu vaikas sugrįžta į Lietuvą 16 metų, bet nekalba lietuviškai, tai jogi į 1 klasę niekas nekels. Tai tėvams reikia visada prisiminti, kad jeigu jie ir gauna spaudimą kartais iš mokyklos, kad galbūt čia nukelti į žemesnę klasę, bet jie tėvai pasirenka patys ir tikrai vaikas turėtų eiti pagal amžių, o jau mes ir visa aplinka turi jiems sudaryti sąlygas mokyti papildomai lietuvių kalbos. Tai bet dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu jisai lanko lituanistinę mokyklą, kai kurios lituanistinės mokyklos yra tikrai orientuotos į akademinį mokymą. Pavyzdžiui, pas mus Londone, mūsų Obelėlės mokykla, mes dirbam net ir pagal bendrą lietuvių kalbos programą. Mes mokomės lygiai tą patį, ką Lietuvoje. Mes dirbam 5 valandas kiekvieną šeštadienį, tai vaikai Lietuvoje mokosi kiekvieną dieną 5 dienas, mes, aš kaip sakau, ariam šeštadienį, bet tai yra motyvuoti vaikai ir tėvai, kurie suinteresuoti grįžti į Lietuvą arba studijuoti Lietuvoje, arba tiesiog myli Lietuvą ir nori puikiai kalbėti lietuviškai, skaityti, rašyti ir mokėti lietuvių kalbą puikiai. Jie taip pat laiko ir lietuvių kalbos lygių egzaminus ir visus kitus dalykus, taip kad jie tikrai labai džiaugiuosi, puikiai mokosi. Tai jeigu vaikai grįžta, kaip ir minėjo, iš Oslo mokyklos, tai jokių problemų. Mes turim grįžusių vaikų į 5, į 8, į 7 klasę ir jie pabaigia mokyklą, sakykime, tuos pirmuosius metus, kas labai svarbu, sugrįžo ir pirmieji metai ir jie baigė aukščiausiais įvertinimais. Tai tikrai lituanistinės mokyklos yra pirmas dalykas, jeigu tėvai sugalvoja grįžti į Lietuvą, tai nepamiršti ruoštis 2-3 metus prieš tai. Ne visada, aišku, tai pavyksta, kartais tai yra paskutinės minutės sprendimas, bet ruoštis galima visą laiką. Taip, arba būti pasiruošusiems, ar ne, vienoje ar kitoje situacijoje. Romai, štai mes išgirdome labai skirtingas nuomonės apie skirtingas bendruomenės skirtingose pasaulio šalyse. Kilo kokių nors minčių? Kilo minčių dar prieš laidą. Vis dėlto mūsų visos pašnekovės yra iš laisvojo pasaulio. Kas kelia gerokai didesnį nerimą? Ten viskas tvarkoja, ten nuo entuzijazmo, nuo noro jūsų priklauso. Bet aš prieš laidą peržvelgiau sąrašą lituanistinių mokyklų, kuris skelbiama Švietimo ministerijos tinklapį. Ir ten tikrai nemažai buvo įrašyta švietimo įstaigų, sakysim, rytų Europoje. Tai yra NVS šalis, tai yra pirmiausia tos šalis, kurios dabar yra beveik karo būsenoje su mumis, karo su Ukraina, tai yra Rusija ir Baltarusija. Ir ten yra iš tikrųjų gerokai sudėtingiau, nes prisiminkim, kad bet koks finansavimo gavimas iš užsienio, pavyzdžiui, Rusijoje, yra pirmas požymis, pagal kurį ten organizacijos priskiriamos užsienio agentams. O gavus užsienio agento statusą jau ta veikla tampa gerokai sudėtingesnė. Kitas dalykas, kad ir bet kokios visuomenės organizacijos ten tais užsienio agentais tampa, ta prasme, nuo paukščiukų stebėtojų iki šiukšlės renkančių organizacijų. Tai
kažkaip padėti tom, kiek girdėjau, daug kur veikla nutraukta ir suvaržymų iš tikrųjų patiria, bet mes per mažai girdim, per mažai žinom, kas ten vyksta ir per mažai turim informacijos apie tuos žmonės ir kaip jiems kiekvienam asmeniškai padėti, kurie tą lietuvybės darbą dirbo. Ir kitas dalykas, tarkim, tie patys Lenkai, jie į Baltarusijos savo bendruomenės veiklą žiūri labai atidžiai ir nuolat skelbia apie tai, kad ten yra persekiojamos Lenkų organizacijos. Mes tylim. Nežinau, ar tie žmonės, kurie ten liko, nedrįsta kalbėti, kad nesulauktų represijų, ar mums tiesiog mes nepakankamai dėmesio atkreipiam ir nelabai įdomu. Tai manau, kad čia dar žiniasklaidos darbas yra išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų ir mes tos temos nepaliksim ir toliau gilinsimės apie tai ir neduosim ramybės valdžiai, kad vis dėlto kažkaip tiem žmonėm padėti. Be jokios abejonės apie tai, bet tai bus jau atskiro pokalbio tema, bet mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau paklausti visų mūsų viešnių ir pradėsime galbūt nuo Aušros. Karas Ukrainoje, kiek jis suvienijo, štai Alvija minėjo apie tai, jog tai buvo tas trigeris, kuris ir pačią bendruomenę suvienijo ir žmonės puikiai suprato tą situaciją. Bet Jungtinės Amerikos valstijos toli, ten amerikiečių parama ir taip milijardai skaičiuojama, bet pati bendruomenė, kaip jį į tai sureagavo? Taip, mes labai greitai ir rimtai sureagavom pradžioje. Mes turim vieną šeimą, kurių vaikų mama yra ukrainietė ir tėtis labai palaikantis Ukrainą. Organizavome paramą tiek finansinę, tiek daiktais. Kartu su lietuvišku himnu giedojom ir ukrainietišką himną, ir ukrainietišką vėliavą. Kiek galėjome, tiek padėjome. Vaikai rašė laiškus. Atsimenu, mes organizavom tokias kuprinės, kad išsiųsti. Tai buvo bendra visų tokia pagalba. Na, o Elena, kaip Turkijoje? Ji čia pat atrodo. Kokia ten situacija? Na, Turkija, kaip, turbūt pastebėjau, kas seka politinė situacija tokia, net, sunku komentuoti, dviprasmiška. Ir iš tikrųjų, kaip asociacijos veikloje, negali tiesiogiai gal reikšti kartais kažkokių nuomonių, kažkokiais klausimais, bet taip, kaip žmonės, mes, žinoma, visi palaikom Ukrainą ir pagrindinė pagalba, kaip mes reiškiam, tai yra atvykusiam ukrainiečiam, nes pas mus buvo didelė banga atvykstančių, kai karas prasidėjo, toj pačioje Alanijoje. Ir grupės Facebooko, kur ko trūksta, kam vaikiškų rūbų, kam ko, tai čia visi viską dalinomės ir kas kuo galėjo padėjo, tikrai lietuviai ir Turkijoje tikrai reagavo ir kiek galėjo pagal savo galimybės prisidėjo. Singapūras, Brigita, štai ir jūsų šeimoje ta tema, ko gero, ji irgi yra labai aktuali. Kokia ten situacija? Singapūre negalima protestuoti, tai mes negalėjom pareikšti savo nuomonės, bet lietuviai organizavo renginius, kur irgi rinko pinigus, bet vėlgi su labdara yra skirtingi statymai, bet kas kaip galėjo, tas tai prisidėjo. Aš visus metus dėvėjau geltonai mėlynus drabužius, apyrankės, ženkliukus, kad singapūriečiam pranešiu, kas vyksta, kad jie pasidomėtų. Raudonasis kryžius, irgi per Raudoną kryžių aukojom. Kiekvienas darė, kas ką galėjo. Supratau. Na, o Norvegijoje, Jurgita, kai kurie lietuviai sako, žinot, čia ne mūsų problema. Čia ne mūsų rūpestis, bet aš neabejoju, kad Norvegijos lietuviai visai kitaip į tai reagavo. Kelios įžvalgos, viena labai pozityvi, nes kaip bendruomenės mes tai tikrai susitelkėm ir padėjom visapusiškai ir finansiškai ir morališkai ir spaudimą darėm vyriausybei Norvegijos, kad rašytų laiškus ir visa kita. Tai šitas vyko. Deja, asmeniniam lygiai tai mane nuvylė, nes aš pati esu įkūrus rusakalbių moterų grupę Tonsbergo bibliotekoje ir mes 5 metus puikiai bendravom, o toje grupėje buvo 15, pusė rusų, pusė ukrainiečių. Ir kai atsitiko karas, susipriešino ir nusivyliau, nes pamačiau, kad dalis rusių vis tik yra proputiniška. Ir šitą mane labai nuvylė, pradėjau stebėti forumus Facebooką ir pamačiau, kad labai daug rusų žmonių Norvegijoje, jų nėra daug skaičiumi, bet didelė proporcija, didelė dalis yra prorusiškai, proputiniškai nusiteikę ir šito aš negaliu paaiškinti niekaip. Na štai tokia situacija. Alvija, ko gero, šiandien noriu padėkoti Jums už tą galimybę
galimybėm, kad lituanistinių mokyklų mokytojai galėjo suvažiuoti, pabendrauti, jūsų laukia įtempta savaitė ir aš tikiuosi, kad bus ir 3. ir 4. stovykla. Ačiū Jums už Jūsų darbą ir Jūsų pastangas. Ačiū Jums, kad mus išklausot ir skleidžia tą žinią. Ir žinoma, pilietiškumas, lituanistinis švietimas mums esant užsienį yra labai svarbu. Tai kviečiam visus, kurie klauso, seneliai, močiutė, siųsti anūkus ir kad jie nepamirštų lietuvių kalbos ir grįžtų kas vasarą į mūsų stovyklas ir taip pat susitikti su seneliais. Taip, be jokios abejonės. O svarbiausia, kad su seneliais jie galėtų susikalbėti lietuviškai. Tai irgi labai svarbu. Ne vieną tokią situaciją esu ir pats netgi patyręs, kai su anūkė negali susikalbėti. Bet po truputį vežimas juda ir jau galima bendrauti. Aušra Kovalevski iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Singapūro Brigita Laukevičiūtė, iš Turkijos Elena Malašauskaitė, iš Norvegijos Jurgita Jurevičinė ir Alvija Černiauskaitė iš Lietuvos ir Jungtinės karalystės bei Romas Sadauskas ir Liudas Ramanauskas buvo šios dienos mūsų pilietiškumo dėlionėje. Taip po gabalėlį mes ir sudėliosime, ko gero, tą mūsų pilietiškumą. Ir aš tikiuosi, kad tokie pokalbiai irgi reikalingi, kaip ir jūsų patirtis, jūsų žinios tiesiogiai. Jos, mano nuomonė, yra aktualios. Romai, kaip tau atrodo? Tai vargu ar tuo galima abejoti. Pirmą kartą mūsų studijoje šį sezoną bent jau tokio dydžio kompanija ir tikrai buvo šaunu pamatyti tos švytinčius veidus ir tos žmonės, kurie aukojasi dėl Lietuvos. Ačiū Jums visiems. Pilietiškumo dėlionė.